Žinote, pasaulio klimato mokslininkai sako mums, kad didžiausias saugus išmetamų teršalų lygis yra apie 350 dalių 1 milijonui anglies dioksido. Ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų atmosferoje mes jau pasiekėm 400. Jie sako, kad saugiausias rodiklis, kurio galime tikėtis be pavojingų pasekmių, tokių kaip sausra, badas, žmonių konfliktai, pagrindinių rūšių išnykimas, būtų 2 laipsniai Celsijaus padidėjimas temperatūroje. Mes greitai prie to artėjame, turint omenyje anglies dioksidą, kuris atmosferoje mes lengvai peržengsim šį rodiklį. Taigi mes susidursime su sekančių rūšių nykimu Žemėje, kurio nematėme nuo to laiko, kai išnyko dinozaurai. Kai visos šalis atsidurs po vandeniu dėl jūros lygio pakilimo, kai šalis supras, kad aplinkui viskas kažkiek sausa, kad jos negalės išmaitinti savo gyventojų ir dėl to jiems žūtbūt reikės migruoti į kitą valstybę arba įsiveržti į kitą šalį. Turiu galvoje, kad ateityje mūsų laukia klimato karai. O kaip dėl gyvulių ir gyvulininkystės? Na, o kas su jais, turiu galvoj. Terrell komanda ir Torrent.ai dėkoja vartotojai Ronnie Cage už paramą taškais šiam filmui. Mano vardas Kipas. Štai, aš turėjau įprastą amerikietišką vaikystę. Mano mama buvo mokytoja, tėtis dirbo kariuomeniai. Taip pat turėjau seserį. Žaidžiau visus sporto žaidimus, kol suaugau, bet visada mėgau aktyvų poilsį ir kempingą. Gyvenimas buvo paprastas be jokių rūpesčių. Ir tada atsirado tas vyrukas, kaip ir dauguma. Aš mačiau filmą Nepatogi tiesa apie globalinio atšilimo padarinius. Jis mane labai išgąsdino. Al Goro filme jis pasakoja, kokiam pavojui yra Žemė. Klimato pasikeitimai paveiks visą kitą planetoje. Nuo smarkių audrų, siaučiančių miško gaisrų, rekordinių sausrų, ledo tirpimo, vandenyno rūgštėjimo ir visų kitų šalių atsidūrimo po vandeniu. Visą tai gali atsitikti dėl žmonių poreikių Žemėje. Pagal mokslininkų spėjimus, jeigu mes nesimsim drastiškų priemonių, kad ištaisyti savo poveikį aplinkai, mūsų laikai šioje planetoje gali būti apriboti iki vos 50 daugiau metų. Aš norėjau padaryti viską, ką galiu. Aš nusprendžiau ten ir tada pakeisti tai, kaip gyvenu ir padaryti viską, kas įmanoma, kad surasčiau būdą visiems mums gyventi ilgiau, pusiausvyroje su planeta, darniai, amžinai. Aš pradėjau daryti viską, ką sakė Alas. Aš tapau obsesiniu, kompulsiniu gamtosaugininku. Aš atskirdavau šiukšlės perdirbimui, kompostavau, pasikeičiau lemputes duše, užtrukau trumpiau, valiausi dantis išjungęs vandenį, išjungdavau šviesas išeidamas miegoti ir važinėjau su dviračiu vietoj automobilio. Bet bėgant metams atrodė, kad viskas tik blogėja. Aš susimašiau su besitęsiančia ekologinė krize planetoje. Net jeigu kiekvienas iš mūsų pradėsim taip elgtis, ar to pakaks, kad išgelbėtume pasaulį? Atrodė, kad dar ne viskas buvo pasakyta. Aš maniau, kad darau viską, ką galiu, norėdamas padėti planetai. Bet tada su vieno draugo žinute viskas pasikeitė. Žinutė mane nukreipė Jungtinių tautų puslapį, kuriame teigiama, kad karvės pagamina daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų negu visas transporto sektorius. Tai reiškia, kad gyvulių auginimas pagamina daugiau dujų nei visos mašinos, sunkvežimiai, traukiniai, laivai ir lėktuvai kartu. 13% palyginus 18% iš gyvulių. Taip yra todėl, kad karvės pagamina nemažai metano virškinimo proceso metu. Metano dujos iš gyvulių yra nuo 25 iki 100 kartų labiau destruktyvios negu anglies dioksidas iš automobilio. Aš visur važinėjau dviračiu, norėdamas mažinti išmetamų teršalų kiekį, bet pasirodo, kur kas daugiau veikia klimato kaita negu vien iškastinis kuras. Aš patyrinėjau daugiau, JOT ir kitos agentūros. Teigia, kad gyvuliai ne tik vaidina svarbų vaidmenį globalinėme atšilime, bet jie taip pat yra viena pagrindinių išteklių vartojimo ir aplinkos degradacijos priežasčių naikinančių planetą. Kaip gali būti, jog aš to nežinojau? Maniau, ši informacija bus paskelbta aplinkos saugos bendruomeniai. Aš užėjau vieną didžiausių nacionalinių aplinkos saugos organizacijų – 350.org, Greenpeace, Climate Reality, Rainforest Action, Amazon ir kiti. Buvau šokiruotas, kadangi jie neturėjo beveik jokios informacijos apie tai. Kas gi dėjos? Kodėl pas juos nebuvo tokios informacijos?
Atrodė, kad pagrindinis dėmesys skiriamas natūralioms dujoms ir naftos gamybai, o paskutinė problema buvo hidrolaužimas dėl vandens naudojimo ir taršos. Hidrolaužimas dėl natūralių dujų sunaudoja labai didelį kiekį vandens, stulbinantis 100 milijardų galonų vandens kiekis kasmet sunaudojamas JAV. Bet kai aš sulyginau tai su gyvulininkystė, gyvulių auginimas vien JAV sunaudoja 34 trilijonus galonų vandens, o metano išmetimas į atmosferą lygus abiejose atšakose. Gyvenant Kalifornijos valstijoje, kuri kenčia nuo sausrų ir vandens stygiaus, vandens sunaudojimas yra svarbi problema. Vidutinis Kalifornijoje išnaudoja apie 1500 galonų per metus. Maždaug pusė to susiję su mėsos ir pieno produktų vartojimu. Mėsos ir pieno produktai yra labai imlus vandeniui. Dalinai dėl to, kad gyvūnai vartoja labai imlius vandeniui grūdus. Jie tai valgo, todėl visas vanduo iš grūdų, kuriuos suvalgo gyvūnas, iš esmės yra laikomas dalimi šio produkto virtualaus vandens pėdsako. Aš sužinau, kad vienam mėsainiui pagaminti reikia daugiau kaip 660 galonų vandens. Aš sugaišdavau daug mažiau laiko duše. Tik tam, kad sužinočiau, jog vieno mėsainio suvalgymas lygus 2 mėnesių prausimaisi po dušu. Tiek daug dėmesio skiriama vandens vartojimo namuose, tačiau tai sudaro vos 5 procentus nuo viso sunaudojimo JAV kiekio, palyginus su 55 procentais, kurie tenka gyvulininkystei. Taip yra dėl to, kad reikia iki 2500 galonų, kad gauti 450 gramų mėsos. Aš užėjau vyriausybės vandens išteklių departamentą Išsaugokime mūsų vandenį kompanijai, nurodo, kaip reikėtų tausoti vandenį. Pavyzdžiui, naudoti mažo srauto dušo galvutes, vandens taupimo įrenginius ir sutaisyti kiaurus šiaupus bei purkštuvus. Bet nebuvo nieko apie gyvulininkystę. Kai pasinaudojo visomis vyriausybės rekomendacijomis, man pavyko sutaupyti 47 galonus per dieną, bet tai nėra arti prie 660 galonų, kurių reikia vos vienam mėsainiui. Noriu patikrinti, ar pavyks apie tai pasikalbėti su vyriausybė. Skambinu sužinoti, ar pavyktų surengti pokalbį. Tai būtų gerai. Kokia jūsų dienotvarkė šią popietę arba rytojos popietę? Rytoj po pietų. Miesto aplinkai galima daug ką padaryti. Namuose, žinote, naudoti mažo srauto dušo galvates, čiaupus, taupius tualetus, taupę vandens įrangą. Tai tikrai geri dalykai, kurie gali nemažai padėti. Bet didžiausias vandens taupimas ne namuose. Mes turime galvoti apie tai, kaip naudojate vandenį. Turime naudoti taupiai, saugoti jo kokybę ir būti gerais tvarkdariais aplinkai, kuri priklauso nuo vandens. Ir tikrinti purkštuvus dažnai atsiranda kiaurymės ir sudaužę purkštuvai bei panašus dalykai eikvoja vandenį. Būtent šie dalykai gali padėti tausoti daugiau vandens. Dažnai iškildavo ir gyvulininkystės klausimas. Ar galite ką nors apie tai pakomentuoti, kiek tai svarbu? Vandens sunaudojimą ir taršai. Tai ne mano sritis. Aš darau vieną tyrimą, kad vienas svaras jautienos lygus 2500 galonam vandens. Taip. Kiaušiniai 477 galonai vandens, sūris beveik 900. Turiu galvoje, kodėl apie tai nekalba per Išsaugokime mūsų vandenį. Tai tarsi, jeigu jūs nueitumėt į kažkieno namus, o pas mane kaimynai, žinote, kiauras šiaubas. O tada jūs matote, kad srovė eina visų pajėgumo, kol 660 galonų vandens neišteka į gatvę, užtvindydami ją. Aš manau, kad pasakyčiau, žinai, gal išjunk tai. Tai atrodo kaip svarbus dalykas, kurio galėtume remtis, labiau nei ko nors kito. Jeigu tame iš tiesų problema. Aš manau, kad vandens pėdsakas gyvulininkystėje yra kur kas didesnis nei kitų veiklų. Nėra jokių jeigu, o arba bet šiame reikale. Tai būtų tikrai efektyvu. Nelaukdami, kol užklups sausra, gal pradėkim dabar. O Išsaugokime mūsų vandenį vadovai pasakykit. Klausyk, gal pradėkim sakyti žmonėms, kad valgytų mažiau mėsos. Nes atsiranda šie tyrimai. Nemanau, kad taip nutiks. Kodėl?
Nemanau. Kodėl? Dėl to, kaip čia veikia vyriausybė. Nors tai visai įdomu. Kodėlgi? Viena yra vandens išteklių tvarkymas ir visai kita elgsenos pakeitimas. Įprotis praustis po dušu, nelaistyti savo vejos ir panašiai, tai elgsena. Taip. Valdžia aiškiai nenorėjo kalbėti apie šią problemą. Jų nesugebėjimas atsakyti kartu su organizacijų tylėjimo gyvulininkystės tema. Viskas statė taip, lyg vyktų kažkas daugiau. Aš dar patarinėjau gyvulininkystės poveikį ir išsiaiškinau, kad situacija buvo net blogesnė nei maniau. 2009-aisiais du patarėjai iš Pasaulio banko išleido pranešimą apie žmonių pagamintą šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kuriame išaiškino, kad gyvulininkystė buvo atsakinga net už 18%. Kaip teigia JT, bet už 51% visų šiltnamio dujų. 51%, o mes girdime vieną apie iškastinio kuro deginimą. Toks sukeliančias skaičius yra dėl atogrąžų miškų iškirtimo ganykloms, kvėpavimo ir visų pagaminamų atliekų. Taip pat yra gyvulininkystė pagrindiniu veiksniu žmonių sukeltame klimato pasikeitime. Bet taip pat aš išaiškinau, kad gyvulių auginimas maistui naudoja trečdalį planetos švaraus vandens. Užima iki 45% žemės ploto. Atsako už 91% Amazonės sunaikinimą. Yra viena pagrindinių rūšių nykimo priežasčių. Atsako už vandenynų mirties zonas ir gyvenamosios erdvės sunaikinimą. Tačiau didžiausias pasaulio gamtosaugininkų grupės, kurios turėtų gelbėti mūsų pasaulį, niekur apie tai nekalba. Aš turėjau su jais pakalbėti, kad sužinočiau, kodėl nekalbama apie šią problemą. Išsiunčiau daugybę laiškų, skambinau ir skambinau. Praleidau valandas belaukdamas. Dienos virto savaitėm, savaitės mėnesiais ir dėl kažkokios priežasties niekas su manimi apie tai nenorėjo kalbėti. Kaip keista. Aš palaikiau šios organizacijos taip ilgai, o dabar mane pasitinka tyla. Tačiau man pavyko susisiekti su keletu gamtosaugininkų autorių ir šalininkais, kurie norėjo spręsti šią problemą. Pasiėmiau savo seną patikimą furgoną Superblue iš pensijos ir išvažiavau. Mano paskaičiavimais, net nuo šiol visai nenaudodami dujų, naftos ar kuro, mes vis tiek virštume didžiausią anglies dioksido ekvivalentą. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 556 gigatonų jau 2030-aisiais, net neskaičiuojant likti elektros energijos sektorio, tiesiog auginant ir valgant gyvulius. Sumažinus metano išmetimą, jo lygis atmosferoje mažėja. Gana greitai per keli dešimtmečius, lyginant su CO2, kurio išmetimo atmosferos mažinimas, nebūtum pastebimas atmosferoje 100 ar daugiau metų. Kiekvienas prisidedantis prie aplinkos teršimo veiksnys žinoma žmonijai. Miškų naikinimas, žemės naudojimas, vandens stygius, bendruomenių destabilizacija. Pasaulinis badas sąrašas nesibaigia. Tai aplinkosaugos katastrofa, kurią ignoruoja tie žmonės, kurie turėtų su ją kovoti. Laisvėje gyvenantis gyvūnai prieš 10 000 metų sudarė 99%, o žmonės mes sudarėm vos vieną. Šiandieną praėjus vos 10 000 metų, kur kas yra labai maža laiko dalis. Mes žmonės ir gyvūnai, kuriuos valdom kaip nuosavybė, sudarome 98% biomasės. O laukiniai laisvai gyvenantis gyvūnai sudaro vos 2. Iš esmės mes tiesiogiai pavogėm pasaulį ir žemę. Iš laisvai gyvenančių gyvūnų savo asmeniniam naudojimui, o mūsų karvės ir kiaulės bei viščiukai ir ūkis užaugintos žuvis ir vandenynai tapo dar labiau išnaudojami. Suinteresuoti rūšių nykimo mokslininkai sutinka, kad pagrindinė išnykimo priežastis, kurią matome Žemėje, yra intensyvus ganymas ir gyvenamosios erdvės praradimas dėl gyvulių auginimo ir dėl intensyvios žvejybos mūsų vandenynuose. Mes patirime didžiausią masinę rūšių išnykimą prieš 65 milijonus metų. Atogrąžų miškai kertami akro per sekundę greičiu. Ir visą tai stumia į priekį gyvulininkystę. Miškų kirtimas, kad ganytume gyvulius ir auginti sojos pupelės, genetiškai modifikuotas pupelės. Ir maitinti karvės, kiaulės, viščiukus bei ūkiuose užaugintas žuvis. 91% atogrąžų miškų Amazonėje iškirstų iki šiol. 91, kurie buvo sunaikinti tik dėl gyvulių auginimo. Pagrindinė aplinkos naikinimo priežastis yra gyvulininkystė.
Aš tiesiog negalėjau suprasti, kodėl didžiausios gamtosaugos organizacijos nekreipia į tai dėmesio savo aplinkosaugos gelbėjimo misijoje. Viskas, ką jie sako. Naudokit mažiau anglies, važinėkit dviračiu, kaip dėl valgykit mažiau mėsos. Manau, jie viskas sugrupavo ir tai politinis pralaimėjimas. Taip, kadangi jos yra narystės organizacijos, žinote, daugumą, jie siekia didinti savo narių skaičių, kurie aukoja organizacijoms. Ir jeigu jos pasiskelbs prieš mėsos vartojimą, ar bandys eiti prie žmonių kasdienius įpročius, kurie yra brangūs žmonėms, tai gali pakenkti jų lėšų rinkimui. Jie nenori atkreipti dėmesį į pagrindinę aplinkos naikinimo problemą, kuri yra gyvulininkystė, nes jie yra verslo organizacijos. Ir jie nori būti užtikrinti, kad turi stabilų finansavimo šaltinį. Keletą metų atgal buvau pakviestas susitikimą su Goru, išsakiau savo argumentus apie metaną, o jis atkirto, štai argumentas. Ganėtinai sunku vien priversti žmonės galvoti apie CO2, nepainiokit jų. Daugumos organizacijų, kurios sutelkia dėmesį tik į kažką vieną problemą, jie nenori nukrypti nuo siunčiamo žinutės, kadangi nenori supykdyti kitos grupės žmonių, kurie apsunkintų jų gyvenimą. Stambios aplinkosaugos organizacijos nesako jiems daug tiesos, neskaitant to, kad pasako gyventi įprastą gyvenimą, bet kartas nuo karto pasikeisti lemputę, mažiau važinėti mašiną, naudoti mažiau plastiko, tai naudinga lėšų rinkimui bei jų profiliui, kad sukurtų aukos nusikaltėlio siužetinę liniją. Tai lyg kalbėti apie socialią šeimą, kurioje tėvas alkoholikas, bet apie jį niekas nekalba. Visi apie tai nutyli, nors tai tas dalykas, kuris ardo šeimos santykius, nes niekas apie tai nenori kalbėti. Kaip organizacijos gali nežinot problemą prieš pat jų akis šiuo metu, tai akivaizdu. Ir kaip šios organizacijos, jie labai stengiasi parodyti plačiai publikai, kad klimato kaita vyksta dėl žmonių. Ir taip darydami, jie nemato to, kas vyksta prieš pat jų nosį. Kad gyvulininkystė, gyvulių auginimas ir žudymas maisto iš tikrųjų žudo mūsų planetą. Viskas, daugiau jokių laiškų, jokių skambučių, man pakako. Supratau, kad jei noriu atsakymą, turiu nueiti į organizacijų būstinę pačiam. Greenpeace. Labas, kaip laikotės? Mes kuriam pilnametražį dokumentinį filmą. Ir jis apie ekologinę pusiausvyrą bei gyvulininkystės vaidmenį. Ir mes norėtume pakalbėti su David Bairu. Baru, ar jums paskirtas sutikimas? Mes bandėm beveik 2 mėnesius. Negavom nei vieno atsakymą į laišką ir skambutį. Norim sužinoti, ir pavyks kažką suorganizuoti. Žinoma, leiskite man, tik leiskite man. Jie atsiuntė viešųjų ryšių atstovę. Jie atsisakė būti filmuojama ir liepė išjungti kamerą, bet pažadėjo, kad viskas iš atogrąžų miškų grįš ir pakalbės. Kitas susitikimas buvo Sierra Club vizitas. Jie buvo kiek labiau svetingi, pamatė mane prie durų. Labas, kaip sekasi? Keičiantis klimatui, kokia pagrindinė to priežastis? Na, iš esmės, tai per didelis iškastinio kuro naudojimas. Na, žinote, anglis, gamtinės dujos, nafta, gudroniniai simptomai, visas tas naujas egzotiškas kuras, kuris lyg praeito amžiaus šmėkla. Iš esmės, tai užkrauna atmosferą. Ir atsiranda šiltnamio efektas, kur susikaupia šiluma. Ir temperatūra didėja. Tokiu greičiu, kokio dar nebuvo Žemės istorijoje. O kaip dėl gyvulių ir gyvulininkystės? O kas su tuo? Turiu galvoj, mes atlikdami šį tyrimą, keletas JT pranešimų nurodo, kad tai daugiau gyvuliai atsakingi už daugiau nei visas transportas kartu sudėtas. Neseniai 2009-aisiais World Watch paskelbtas pranešimas, gyvuliai sudaro 51% visų šiltnamio dujų išmetimo į atmosferą. Taip, tai didelė problema ir mums reikia atkreipti į ją dėmesį. Bet žinote, yra tiek daug skirtingų potencialių metano ir anglies išskyrimo šaltinių, jeigu pagrindinė priežastis yra gyvulininkystė ir mėsos sunaudojimas. Tai ar neturėtų pagrindinis dėmesys būti skiriamas būtent tam arba bent antrinis svarbumas?
Na tai jūsų vertinimas. Mūsų vertinimas kitoks. Tai buvo keista. Taigi Greenpeace susisiekė su manimi ir pasakė: buvo malonu su jumis vakar susitikti. Aš pasikalbėjau su įvairiais žmonėmis iš Greenpeace apie jūsų prašymą, bet dėja šį kartą mes jums negalėsim padėti. Ačiū dar kartą ir linkime jums sėkmės. Greenpeace atsakas priminė man apie statistiką, kad 53 000 kg gyvūnų ekskremento išskiriama kas sekundę vien tik JAV. Tai užtenka taršalų per metus, kad padengti kiekvieną kvadratinį metrą San Franciske, New Yorke, Tokijoje, Paryžiuje. New Delhi'e, Berlyne, Honkonge, Londone, Rio de Janeire, Delaware, Balyje, Kostarikoje ir Danijoje kartu sudėjus. Gyvulininkystės veiklas sukrėtė ir sukūrė daugiau nei 500 azoto užtvindytų negyvų zonų mūsų vandenynuose pasaulyje. 95 000 kvadratinių mylių teritorijose visiškai nėra gyvybės. Taigi bet kokia turininga diskusija apie mūsų vandenynų būklę visada turi prasidėti nuo atvirų diskusijų apie gyvulininkystę. Apie ką mūsų kalbėjimo grupės nenori. Okeanija, kuri dabar yra didžiausia ir atsakingiausia pasaulyje. Kaip ir kiti, tai nėra jų diskusijų pagrindas. Aš užėjau į savo mėgstamiausią vandenyno apsaugos organizacijos tinklapį, kad pamatyti, ką jie dėl to daro. Daugiausiai, ką radau, buvo kompanijos apie plastikinius maišus ir šiukšles, bet nieko apie gyvulininkystę. Koks yra pagrindinis vandens kokybės teršėjas? Kaip? Taip, turiu galvoje, dauguma to, iš tikrųjų, mes tai vadinam toksiško kokteilio. Nes tai iš tikrųjų yra tarsi taršos pasklidimo šaltinis. Tai žinote, sunkiai metalai iš padangų, stabdžių ir mašinų, sunkiai metalai. Tai tie herbicidai ir pesticidai, tai iš tikrųjų lyg visko surinkimas nuo žemės. Ir to išstūmimas į vandenyną. Taigi gana sunku susikoncentruoti ties vieno dalyko. Kai mes tyrinėjom būtent šį reiškinį ir nuotekas, tarsi didėja mums apklausant vis daugiau ir daugiau žmonių. Ir vis iškyla gyvulininkystė. Kaip ir mes skaitėme, kad gyvulininkystė yra pagrindinis vandens užteršėjas. Labiau nei kas nors kita. Tai įdomu. Turbūt tai priklauso nuo regiono, į kurį nukreipiame. Pavyzdžiui, miesto zonos, kaip čia pietiniai Kalifornijoje. Mes to nematom, kadangi čia nedaug gyvulininkystės fermų. Bet jeigu pažiūrėti vidurio Atlanto regioną, Marylandą, Virginiją, Šiaurės Karoliną, tose regionuose žinau, kad ten yra daug paukštynų ir kiaulių fermų. Ir jos didelė taršos problema. Aš buvau nustebęs, kad jie ne tik neskiria dėmesio fermų nuotekoms, bet ir nepaminėjo jokių kampanijų apie tai, kaip vandenynai arti savo baigties. JT pranešė, kad 3/4 pasaulio žūklės vietų yra pereikvotos, visiškai išnaudotos arba gerokai sumažėjusios dėl perteklinės žvejybos. Vandenynai yra augultyje kaip niekada anksčiau. Jūro aplinka taip pat. Jeigu mes dar neprabusime ir nedarysime nieko, vandenynui liks be žuvų jau 2048-aisiais. Tai mokslininkai sako. Kai žmonės žvelgia į žvejybą, kartais jie žvelgia tik į gyvūnus, kuriuos faktiškai naudoja žmonės, tad mes žiūrime į visus gyvūnus, kurie būna sugauti. Visus kitus, kurie nužudomi industrijoje, kaip pažvelgsime netgi krevečių pramonė daug prisidėjo prie planetos išnykimo, gamtinių kliūčių griovimo požiūrių, kad mes turime jas salas saugoti. Virš 28 milijardų gyvūnų buvo iškelta iš vandenyno praeitais metais. Jiems neleidžiama atsistatyti. Jie greitai nesidaugina. Jie negrįžta. Mes nesuteikiame jiem galimybės. Vandenynai yra visiškai žlugę. Didelių žuvų rūšys artėja prie išnykimo. Norint patenkinti 90 milijonų poreikių, šiandieną žvejyba vykdoma su didžiuliais žvejybiniais tinklais. Su kiekvienu svaru pagautos žuvies pagauname 2-3 kg rūšių, kurie gaudyti nebuvo ruošiamasi. Pavyzdžiui, delfinai, banginiai, jūrų vėžliai ir rykliai žinomi kaip dvižudymas. Jeigu įsivaizduotume tokį pat dalyką vykstant Afrikos savanoje, taikantis į gazelę, bet proceso metu pataikyti į kiekvieną liūtą, žirafą, striutį ir dramblį, niekas tam nepritartų. Tačiau tas pats vyksta mūsų vandenynuose kasdien.
Tarp 40 ir 50 milijonų ryklių žvejybiniuose tinkluose kaip dvi žudimo rezultatas. Tad jų pelekai būna nupjaunami ar net nenupjaunami, bet iš esmės jie nužudomi netyčia dėl žvejybos. Tai dėl žvejybos išlaikant ekologinę pusiausvyrą dažniausiai, dėl žuvų, kurias Ocean pažymi kaip ekologiškai stabilias. Ir tą patį padaro ekologiškai sertifikuotos organizacijos. Turiu galvoje, kad mes norime sustoti ryklių pelekų sriubos uždraudimui. Jeigu mes rūpinamės rykliais, dabar visos organizacijos tokios, taip pat ir didžioji dalis visuomenės. Jeigu mes iš tikrųjų susirūpintume dėl ryklių, aš užėjau į didžiausią pasaulio vandenynų diskusijų grupės tinklapį, Okeaną, kad pažiūrėti, ką jie dėl to daro. Tinklapyje šalia direktoriaus Andy Sharpano buvau pritrenktas, nes jie teigia, kad geriausias dalykas padėti žmonėms yra valgyti žuvį. Pasaulio žuvų populiacija esant jiems išnykimui. Tai tas pats, kai sakyti tai, kad padėti nykstančioms pandoms. Reikia valgyti jau mėsą. Aš negalėjau suprasti, kaip mes galime pagauti 100 milijonų tonų žuvies per metus. Ir tai kažkaip gali būti ekologiškai subalansuotai teigiama vandenynams. Daugumai rūšių, kurios yra arti išnykimo, taip jau nutiko. Jos buvo sunaikintos ir beveik išnyko vis mažėdamos. Ir neatsigavo prižiūrint Okeaną ir prižiūrint Marine Stewardship Council, o taip pat prižiūrint Montreal bei Aquarium Seafood Watch. Jos taikliai pavadintos, nes būtent tą jos ir daro. Jie žiūri, kaip viskas vyksta vietoje to, kad agresyviai tai stabdytų. Pasak JOT maisto ir agrikultūros organizacijos, apie 3/4 žūklės vietų yra visiškai išnaudotos arbartito. Tai liko ne tiek jau ir daug žuvies išteklių, kiek turėtų būti sveikoje ekosistemoje. Žiūrėdamas Andžio TED pokalbį apie pasaulio maitinimą, 88-aisiais žuvų žvejyba, kaip jūs sakot, pasiekė 85 milijonus tonų. Kaip įmanoma, kad mes galime stabiliai žvejoti 100 milijonų tonų iki 2050-ųjų. Nepaisant to, ar tai ferma ar vandenynas. Jeigu kiekvienam svarui pagautų žuvų, jūs pagaunate 2,3 kg slauginai žuvies, nesvarbu, ar tai tvenkinys ar vandenynas. Kaip tai gali būti ekologiškai stabilu? Svarbiausias klausimas yra didžiulė dalis natūralios gamybos, kuri pastoviai kyla iš vandenyno. Taigi yra svarbus didžiulis kiekis apvelingo iš mūsų vandenyno konvejerio, kuris pakelia senovinės 1000 metų senumo maistinės medžiagos. Ir mūsų ekosistemos paverčia tai žuvimi. Taip, jie valgo vienas kitą ir prarandama dalis produkcijos kiekvienam maisto grandinės žingsnyje. Bet kasmet gaunate daugiau. Galima žvejoti ir šiek tiek pagauti, o kitąmet atsiras daugiau. Ir jeigu darysime tai teisingai, nesunaudodami per pagrindą, tai bus kaip gyvenimas iš palūkanų. Argi ne? Kol nesugaunate per savo pagrindą. Taip, kai investuoja į kažką, kol jūs nesinaudojote per pagrindą, pagrindas išlieka aukštas, o jūs potencialiai galite gyventi iš palūkanų amžinai. Tas pats yra ir su žuvim. Su mūsų visuomenė, ką mes darome, jei tai išeikvojama 75% žuvis dabar išeikvojamos ir žinote, tai gera analogija. Mes negyvename iš palūkanų, mes gilioje skoloje. Ir jeigu mūsų visuomenė, kuri bando gyventi kaip šeima, iš vieno pinigų kiekio ir jis išauga 35%. 9 milijardams žmonių. Teisingai. Argi tai nebūtų, reiktų baigti švaistyti pinigus? Taip. Baigite švaistyti pinigus. Na, jeigu grąžintume atgal pagrindą. Bet koja žvejyba eikvoja ne tik rūšis, bet tampa ir seriniu eikvojimu, kur viena rūšis labai sumažėja. Ir žvejybos industrija, tai žūklės vietai, pereis prie kitos žuvų rūšės. Tai vadinama seriniu eikvojimu. Taikliai pavadinta. Proceso metu prarandama žuvis. Prarandamas ne tik žuvų rūšis, bet ir kita rūšis eilėje. O mechanizmas vis tiek labai destruktyvus. Taigi prarandama žuvų rūšis, bet reikia atsiminti, kad jie sunaikina žuvų buveines. Jie sugalvojo terminą ekologiškai stabili žvejyba, kad mes jaustumėmės geriau valgydami žuvį ir toliau žvejodami ją iš vandenynų.
kai faktiškai pagal Sea Shepherd nėra tokio dalyko kaip ekologiškai stabili žvejyba. Žvejyba nėra stabilus proteino šaltinis planetos išmaitinimui. Žmonėms planetoje jis tikrai toks nėra. Žmonės nenori to girdėti, tai priverčia jūs galvoti, kad reikia kažką daryti. Arba kažko nedaryti, o dauguma žmonių to nenori. Niekas nesako, kas nepatogu sakyti žmonėms, ką jie turi daryti. Bet mes esame tokioje padėtyje, kai turime taip daryti. Turime suprasti ir kažko imtis. Mūsų įkūrėjas, kapitonas Watsonas, sakė, jeigu mirs vandenynai, mirsim mes. Tai nėra šūkis, tai tiesa, tikriausiai taip greit naikinama ekosistema yra pasaulio atogrąžų miškai. Mūsų atogrąžų miškai iš esmės yra pasaulio plaučiai. Jie įkvepia CO2 ir iškvepia deguonį. Kiekvieną sekundę iškertamas akras atogrąžų miškų. Ir pagrindinė priežastis yra gyvulių ganymas ir maisto jiems auginimas. Tai iš esmės visa futbolo aikštė išskirsta kas sekundę. Ir apskaičiuota, kad kasdien apie 100 augalų, gyvūnų ir vabzdžių rūšių yra prarandamos dėl atogrąžų miškų išnaikinimo. Kokia pirmaujanti atogrąžų miškų naikinimo priežastis? Žmonių kišimasis į miškus yra pagrindinė priežastis. Medienos ruošai arba agroverslai. Kai žiūrite pagrindinę globalinę varomąją jėgą, ji šiek tiek keisis priklausomai nuo atogrąžų miško, apie kurį kalbėsite, bet kaip mes pasirinkome naudoti gamtinius išteklius, pagal stambią industrinę skalę yra varomoji jėga. Kai užėjau į RAN tinklapį, negalėjau patikėti, kad neradau nieko apie galvijus. Bet mačiau, kad jie turi kampaniją prieš palmių aliejų. Palmių aliejų plantacija sukelia didelį miškų nykimą Indonezijos atogrąžų miške. Apskaičiuota, kad palmių aliejus atsakingas už 26 milijonus akrų iškirtimo. Nors palyginus su gyvulininkystė ir jų maistu, jie buvo atsakingi už 136 milijonus akrų atogrąžų miškų praradimo. Bet buvau šokiruotas, kad tinklapyje neradau galvijų. Ir viena iš 4 pagrindinių problemų. Vietoje to susikaupkite ties palmėmis, plaušieną ir popierių, kaip jie negali būti pagrindinė atogrąžų miškų nykimo priežastimi. Aš svarsčiau, kodėlgi kaupiamasi ties iškastinio kuro. Ar tai daugiau iškastinis kuras ar gyvulininkystė? Nežinau, kodėl turėtume rinktis vieną ar kitą, tik svarstau, kad daugiau atsakingas. Aš nebūtinai žinau, kas tai yra. Ar galėtų vienas didžiausių atogrąžų miškų apsaugos grupių vykdomasis direktorius tikrai nežinoti, kas vyksta? Arba net blogiau, gal specialiai tai slėpia, o jeigu taip, kodėl? Važiavau į Amazon Watch, kad pažiūrėčiau, ar jie pasakys, kokia iš tikrųjų yra atogrąžų miškų nykimo priežastis. Patys biologiškai ir kultūriškai įvairi vieta planetoje dabar yra atakuojama. Amazonės atogrąžų miškais gali dingti per artimiausius 10 metų. Kokia pagrindinė atogrąžų miškų nykimo priežastis? Pagrindinė atogrąžų miškų nykimo priežastis, sakyčiau, įdėjus tai į kontekstą, su kuriuo dirba Amazon Watch, yra daugybė miškų nykimo varomųjų jėgų. Daug skirtingų priežasčių ir būdų, kuriais atogrąžų miškai yra sunaikinami. Pagrindiniai tie, kurie padaro daugiausiai žalos ir yra labiausiai paplitę, yra megaprojektai. Tokie kaip naftos ir dujų vamzdynai, kalnakasybos projektai. Tokie kaip mega užtvankų projektai. Mes nekalbam apie... Jaučiausi lyg viskas tose grupėse vyktų ratu ir lyg būčiau užstrigęs keistoje karvispiracijos scenoje, kur niekas negalėjo nieko pasakyti. Negalėjau patikėti, kad šios organizacijos nieko nepasakė, kokia yra tikroji pagrindinė atogrąžų miškų nykimo priežastis. Turėjau paklausti dar kartą. Sunku pasakyti, kokia yra pagrindinė miškų nykimo Amazonėje priežastis. Nes jie vis dar destruktyvus, nafta ir dujos, kasyba, užtvankos, agrikultūra. Tačiau kalbant apie žemės panaudojimą bei žemės kiekį, kuris sunaikinamas, kai mes kalbame apie visų miškų nykimo priežasčių palyginimą, pavyzdžiui, kas nuverčia daugiausiai medžių,
Aš manau, kad tai būtų agrikultūra. Deja, viena pagrindinių miškų nykimo priežasčių yra Brazilijos Amazonija, yra agroverslas, ypač galvijų ganimas ir sojos pupelių auginimas. Štai kas iš tikrųjų vyksta. Kodėl manote, kad tai? Niekas iš Greenpeace ar kiti nepasako visos istorijos. Visos istorijos apie pagrindinę miškų nykimo priežastį. Taip. Jūs pateikėte tikrai gerų argumentų apie, kodėl niekas dėl to nieko nedaro. Ir aš manau, būtent Brazilijoje, kai pažiūrėsite, žinote, į tai, kas vyko, kai buvo priimtas miškų kodeksas, ir žmonės, kurie priešinosi lobistams ir jų interesams, specialiems interesams galvijų industrija, agroverslo industrija. Kas su jais vyko? Žmonės kalbėjo, buvo nužudyti. Jeigu pažiūrėsite, žinote, Zekarlos arba Klaudijo, žmonės, kurie pasisakydavo ir sakė, kad galvijų ūkis, taip sakant, naikina Amazonę. Daug žmonių, kurie nepabijojo pasisakyti. Ir pažiūrėkite į vienuolę Dorothy Stang, kuri gyveno Pará, kuri buvo nužudyta. Daug žmonių pradės kalbėti. Dauguma žmonių tiesiog tyli, nes jie nenori tapti sekančiai su kulka kaktoje. Sesuo Dorothy Stang buvo kilusi iš JAV ir gyveno Brazilijos atogrąžos širdyje. Jos gyvenimo darbas buvo Amazonės gynimas. Jie atvirai pasisakė prieš atogrąžų miškų naikinimą, dėl galvijų ūkio daugelį metų. Vieną vakarą eidama namo ji buvo žiauriai nušauta. Iš mažo atstumo nusamdyto žudiko ir galvijų industrijos. Daugiau kaip 1100 aktyvistų buvo nužudyta per pastaruosius 20 metų Brazilijoje. Po Greenpeace atsisakymo duoti interviu, parašiau jiems dar kartą maltaudamas apsigalvoti. Greenpeace parašė ir vėl. Ir pasakė. Bijau, kad mes jau peržiūrėjome galimybės padėti jums. Ir negalėsime šį kartą įsitraukti. Minėjote, kad kalbėjotės ir su Ocean. Esu įsitikinęs, kad jie pateiks jums keletą gerų atsakymų apie vandenyno problemas. Dėkojame, kad galvojate apie mus. Neįtikėtina. Kadangi Greenpeace nenorėjo suteikti interviu, turėjau rasti kitą vietą gauti atsakymams. Vyksta kažkas įtartino. Laimė, aš radau buvusį Greenpeace valdybos direktorių, kuris dabar apie industriją kalba atvirai. Aplinkos apsaugos organizacijos, kaip ir kitos organizacijos, nesako jums tiesos. Ko pasauliu reikia iš mūsų? Taip pikta, kai informacija yra prieš pat jų akis. Ji dokumentuota ir recenzuotose straipsnėse ir žurnaluose. Tai matoma visiems. Bet aplinkos saugos organizacijos atsisako veikti. Niekur jų politikoje nėra parašyta ir taip pat niekur nerasti Greenpeace misijoje, kad dieta yra svarbi, kad gyvulininkystė yra problema. Jie atsisako, kaip ir kitos aplinkosaugos organizacijos, pažiūrėti šią problemą. Aplinkosaugos bendruomenės nuvilia mus ir nuvilia ekosistemas. Ir tai pikta stebėti, ką jie daro. NRDC – geriausia žemės apsauga. Gerai, jie iš tikrųjų turi kelias dalykus. Apie gyvulininkystę. Pagrindinė aplinkos saugos degradacijos problema yra per didelė tarša ir per daug variklių veikiančių per greitai. Daugelį vietų pasaulyje. 2009 pabaigoje World Watch pranešė, kad gyvuliai sukelia 51% šiltnamio dujų išmetimo į atmosferą, o transportas vos 13%. Mažiausias rodiklis JT pranešė nuo 18 iki 30, kas vis tiek yra daugiau nei visas transportas kartu sudėjus. National, tarptautiniu mastu? Nacionaliniu? Visoje planetoje. Aš manau, kad energijos gamyba ir transportas vis tiek yra stambus šaltiniai, taigi manau, aš šito nekomentuosiu, kadangi nesu susipažinusi su šiais skaičiais. Taigi, necituokite šių mano žodžių, bet tai karvių bezdalai. Štai kas tai yra.
Aš manau, tai karvių bezdalai. Na, tai dalis istorijos. Metanas atsirandantis iš karvių ir gyvulių smarkiai prisideda prie visko. Bet labiausiai tai dėl miškų nykimo ir atliekų, kurias jie palieka, kas yra 130 kartų daugiau atliekų nei visos žmonijos. Beveik visi be jokios atliekų tvarkymo naudos. Kaip sakiau, NRDC tikrai turi maisto programą. Iš tikrųjų, mes tik kasmet rengime Growing Green apdovanojimus. Ir pripažįstame maisto inovatorius ir praeitais metais. Vienas iš laimėtojų buvo ekologiškos jautienos gamintojas, kuris nenaudoja jokių antibiotikų. O taip pat antibiotikų naudojimas, kuris yra industrinėje maisto gamyboje. Jungtinėse valstijose dabar yra. Mes duodame daugumą antibiotikų Jungtinėse valstijose. Yra skiriami sveikiems gyvuliams. Noriu aplankyti vieną iš tokių ekologiškų fermų. Radau Markegardo žolę, maitinamus galvijus, vešlioje, miglotoje vietovėje. Sutikau Eriką Doningą ir 4 jų vaikus. Lėja ir Laris 6 ryto dažniausiai jau būna ant kojų ir melžia karves. Maitina kiaules. Iš viso ganyklos sudaro apie 4,5 tūkstančio akrų. O tai mūsų namų ranča. Jis sudaro 952 akrus tos sumos. Vidutiniškai išeina viena karvė arba karvė ir veršiukas kas 10 akrų. Kasmet mes pagaminame apie 36 tūkstančius kilogramos gatavos paruoštos maistui mėsos. Mes laikome 10 kiaulių 50 akrų teritorijoje. Ir gainėjame juos 10 akrų ganyklose. Kai kurie žmonės mano, kad kiaulės purvinos ir bjauros, bet manau, man jos patinka. Jos pažįsta žmonės ir bus draugiškos ir mielos. Jos gali būti lygiai geriausi draugai arba net sesuo. Matot? Jie pažįsta jūs, kai jūs susipažįstate su jomis. Šiaip neturėčiau prie jų prisirišti, bet mes turime turėti gerus santykius. Kodėlgi? Nes jos pavirs bekonu. Šiam kiauliam dabar apie 7 mėnesiai. Tik? Taigi šitos didesnės ruošiasi paskardimui. Tos 2 mažesnės, matot, jos dar gali porą mėnesių paaugti. Aš myliu gyvūnus, todėl ir esu mėsos versle. Tai turėtų pamatyti didesnė visuomenės dalis, kad supakuotos mėsos gabalas yra gyvas gyvūnas. Gyvas ir kvėpuojantis padaras, kuris taip pat sunku, bet kaip prieš tai sakė Donika, mes tai darome, nes mylime juos. Su žemės panaudojimu išeina taip. Su pramoniniu gana mažai, nuo 2 iki 2,5 akrų karviai. Ir vis kylant priklausomai tai nėra taip prabangu kaip čia, iki 35 akrų. Taip, mes turime rančą pietų Dakotoje, kur yra 550. 50 akrų vienam. Taip, 50. Ir kodėl taip? Tas pats ten buvo auginama ir pasiimtas visas azotas. Žemė buvo piktnaudžiaujama. Taip pat sezoninis dalykas. Tai taip pat sezoninis. Tai yra įmanoma praktiškai visam pasauliu pasakyti. Šerkite galvijų žolę. Turiu galvoje, tarkim, Braziliją, kur, žinot, manoma, 80% atogrąžų miškų buvo sunaikinta dėl galvijų. Ką apie tai manot? Jie neturėtų valgyti jautienos. Jeigu jų aplinka nebuvo sukurta jautienos gavybai, tada jie neturėtų jos valgyti. Taip. Kaip jūs kompensuojate gyvulių poveikį taršai anglies dvideginiu?
Mes nemanome, kad galvijai daro poveikį taršai. Aš išėjau jausdamasi sutrikęs. Nors tai, kad šėrėme žolę galvijai galėjo neteršti, visko skambėjo gana įtikinamai. Aš pridėjau skaičiuoti žemės naudojimą ir populiacijos. Jeigu mes naudosim Marker-Gardo galvijų auginimo metodą, kuriam reikia 4500 akrų žemės, ir vidutinis amerikietis suvalgo 95 kilus, jeigu tai būtų tik šėrimi žolė galvijai, vos 382 galėtų būti išmaitinti jais. Tai prilygsta 11,7 akrų žmogui, dauginti 314 milijonų amerikiečių, kas lygų 3,7 milijardo akrų ganyklų. Dėja, tai tik 1,9 milijardo akrų 48 JAV valstijose. Šiuo metu beveik pusė visų JAV žemė yra skirta gyvulininkystei. Jei mes pereitume per žolę šėrimų gyvūnų, reikėtų išvalyti kiekvieną kvadratinį metrą JAV, iki pat Kanados, visą Vidurio Ameriką ir didžiąją dalį Pietų Amerikos. Ir visą tai tik tam, kad patenkinti Jungtinių valstijų mėsos poreikį, tačiau tai neskaičiuojama tai, kad didelė šių žemių dalis netinka ganykloms. Mums reikėtų pakeisti visus kalnynus lygumom. Išvalyti senovinius miškų ir nacionalinius parkus ganykloms. Ir sugriauti kiekvieną miestą tik tam, kad suteikti vietos karvėms. Kaip Brazilija, Jungtinės valstijos nėra tinkamos mėsos poreikio patenkinimui. Reikia 23 mėnesių, kad žolė šeriamas galvijos iki tokio dydžio ir amžiaus, kad būtų paskirstas, o grūdai šeriamas užtenka mėnesių. Taigi tai papildomai 8 mėnesiai vandens žemės naudojimą maitinimą taršos. Ir kalbant apie anglies dioksidą, tai didelis skirtumas. Paaiškėjo, kad dėl žemės naudojimo žolė šeriami galvijai net labiau neekologiškai nei gamyklinė gyvulininkystė. Turėjau sutikti su faktu, kad nėra būdo ekologiškai auginti. Užtektinai gyvūnų, kad patenkinti pasaulio mėsos poreikį. Dėl pieno produktų taip pat abejojau. Bet aš norėjau pasikalbėti su pirmaujančio ekologiško pieno bendrove, kad sužinočiau, kaipgi jų produktas yra pakankamai ekologiškas pasauliui. Pieno gavybai reikia daug žaliavų. Maistas, vanduo, žemė tikrai daug, tai gali būti nepraktiška tikėtis, kad bus užtektinai pieno produkto. Pagaminama ekologiškai, kurių užtektų visam pasauliu. Aš nemanau, kad būtinai yra taip. Aš manau, kad per daug yra tikėtis, kad pasaulis gali būti išmaitintas pieno produktų ekologišku būdu. Nežinau atsakymo net, bet sveikas protas man sako, kad tai mažai tikėtina. Buvau šokiruotas išgirdęs tokį atvirą atsakymą. Jei taip atsako pieninės vadovas, ką sakytų ūkininkas? Remiantis jų marketingo atrodė, kad jų fermos tai oazės karvėms. Aš to nesitikėjau. Įprastai karvės valgo nuo 64 iki 68 kg pašaro per dieną. 64? 18 iki 22. Ir taip pat išgeria apie 30-40 galonų vandens. O, viešpatė. Tikriausiai išeina apie 20 tonų per savaitę. 20 tonų javų per savaitę? 20 tonų javų. Kam? Pirmiausiai mūsų melžiamas karvėms, o tai apie 250 karvių. Taip, taigi didžiausia ekologiškumo dalis. Numeris 1 sąraše yra pelningumas. Taigi, procesas veikia nuo pradžios iki galo. Kad būtų pieno, karvė turi turėti vaiką. Taigi, turės vaiką, tas vaikas liks su mama bent 2 dienas. Tada vaikai siunčiami į mūsų veršiukų auginimo padalinį, kurie ten atskiria aptvarą, kuriame jie bus auginami. Kadangi mes esame pieninė, mums pieno duoda tik karvės mergaitės. Berniukai dažniausiai parduodami jautienos gavybos įmonės. Bet mes pasiliekame apie pusę jų ir auginame juos 2 metus. O po to parduodame juos kaip žolė šertą jautieną. Taigi visi pieninės karvės galų gale atsiduria jautienos gavybos pramoniai. Tam tikrų momentų, kai gali atskirti. Taigi tenka priimti verslo sprendimą. Ar toliau ją investuoti, kad jį duotų pieno? Ar vėl parduoti kitą pieninį arba jautienos gavybos pramoniai? Planetoje yra ne tiek daug vietų, kur yra toks aplinkos tipas, bet pasaulio paklausa pieno baltymams tik didės. O planetoje nėra tiek žemės, kad užsimti tokio tipo pienininkystę visam pasaulyje.
Aplika tiesiog nebus tokia, nėra pakankamai žemės. Taigi manau, kad pasauliniu mastu pienininkystė nėra ekologiškai subalansuota. Nebent mes pradėsime griauti namus ir vietoj jų vėl rengti ganyklas. O vienintelis būdas pradėti tai ardyti atsirastų, jeigu būtų mažiau žmonių. Bet mes žinome, kad populiacija tik didės ir didės. Tai reiškia, kad bus daugiau komercinės pienininkystės ir esu to įsitikinęs. Arba reikia kažką keisti. Taip, arba koks nors kitas dalykas. Mes matome, kad yra įvairios sojos pieno ir migdolų pieno ir kitų produktų, kurių skaičius sparčiai didėja paklausos ir įvairūs mišiniai, žinote, būna sultis ir baltymai. Manau, pamatysime daugiau tokių produktų. Jis buvo teisus. Kaip karvės pienas gali būti ekologiškai sveikas? Vienam galonui pieno gauti reikia 1000 galonų vandens. Tyrinėdama žolę, šeriamus gyvūnus, aš vis užtikdavau alant savo darbus. Beveik trečdalis planetos žemių tampa dykumomis ir labiausiai dėl gyvulių ganimo. Svari teigia, kad geriausias būdas tą sustabdyti – tai ganyti daugiau gyvulių. Tai priminė mano Keno žodžius, kad geriausias būdas padėti žuvims yra jas valgyti. Tai tas pats žmogus, kuris 50-aisiais dirbdamas mokslinių tyrimų pareigūnu, dirbdamas medžioklės departamente ten, kur visi visko klauso, nepaisydamas mokslinių įrodymų sugalvojo, kad drambliai iš tikrųjų buvo dykumėjimo priežastis. Ir jo sprendimas buvo įtikinti valdžią nužudyti 40 000 jų. Tačiau po 14 metų nepaliaujamas skerdimo sąlygos tik pablogėjo. Jo teorija buvo klaidinga. Skerdimas galiausiai baigėsi. Bet prieš tai buvo nužudyti 10 000 dramblių ir jų šeimų. Tai ne tas žmogus, pas kurį prašyčiau ekologinio patarimo. Paaiškėjo, kad galvijų industrija turi tokį pat efektą – laukiniai gamtai JAV. Valdžia masiškai suginė arklius. Valdžios turimuose pramonėse mes dabar turime daugiau laukinių arklių. 50 000 arklių liko negu laisvėse. Iš esmės jūs turit fermerius, kurie gano visuomeniniuose sklypuose. Už dalį esamo tarifo. Jie gauna didžiulės mokesčių subsidijas, jos yra apie 1/15 nuo esamo tarifo, o Žemėtvarkos biuras sako, kiek pašarų ir vandens yra šiame sklype. Ir tada jie jį padalyja. Jie duoda daugiau karvėms, daug laukiniams gyvūnams ir daug laukiniams arkliams ir asiliukams, o mes matome, kad liūtų pašaro ir vandens dalis atitinka galvijų industrijai. O tada jie padaro arklius ir asiliukus atvirkimočiais ir sako, per daug arklių ir asiliukų, pašalinkim juos. Visada sakau žmonėms, laukiniai arkliai ir asiliukai yra tik vieni iš visuomeninių žemės sklypų valdymo galvijams aukų. Kadangi mes taip pat matome plėšrūnų nužudymą, mes žinome, kad fermeriai medžioja vilkus, nes nori jais atsikratyti. Uzda turi lėktuvą ir jie apšaudo plėšrūnus iš oro. Fermeris tik pavloja ir pasako, pagavau kojotą. Jie ateina ir nušauna kojotą. Arba nušauna kalnų liūtą ar rusvąją lūšį. Ir visą tai dėl rančos. Vašingtono valstijoje, kai jis nori sužinoti, kad buvo užpulti gyvuliai, visuomeninėse sklypuose, kurie buvo ganomi pagal leidimą, Vašingtono valstija nusprendė nužudyti visą vilkų gaują. Ir tie vilkai nesiveisė ten, jie imigravo iš Kanados. Bet dabar jų ten nebėra. Viskas prasidėjo vietinių lygmenų su Žemėtvarkos biuru. Bet tada tai pasiekė Kongresą. Ir mes matome Kongrese, visi pasiruošę. Tokio tipo netinkamą visuomenės informavimą, tai atkaklumas ir lobistinė galia, kurią rodo galvijų industrija, kur ir toliau stebi vilkų žudymą. Ir atkakliai kontroliuoja, kad plėšrūnų skaičius būtų žemas, o tai nepadeda ekosistemai. Mačiau tiek žemės sklypų, skaičiau tiek daug aplinkos vertinimų, kuriuos pateikė Žemėtvarkos institutas, kur sako, kad ganyklos netitinka standartų. Ir jie tiesiog sako, kad gyvulių ganimas yra standartų netitikimo priežastis, tačiau vis tiek toliau leidžia gyvulių ganimą. Jie pagrindiniai, kas įsitikina, kad pumas įvaro į medį skalikai ir kad medžiotojams vilkų gaujos, kad medžioklės sezonai būtų atidaryti visus metus.
ir kad paspeisti spastai, kad jie galėtų kentėti. Jeigu jums rūpi laukiniai arkliai, laukiniai gyvūnai, visuomeniniai sklypai ir aplinka, jūs negalite ignoruoti galvijų. Neigiamas poveikis, kurį daro gyvulių ganyklos visuomeniniams sklypams vakaruose. Aš sudėjau maisto gamybos išlaidas, kurių patys gamintojai nepatiria. Tai paslėptos išlaidos arba eksternalizmo žinios, kurios pateikia šiokią tokią informaciją ir tokiose kategorijose kaip sveikatos priežiūra, subsidijos, žalos žūklės vietoms ir netgi žiaurumas. Jei paimti šias ekstremalizuotas išlaidas, kurios sudaro 414 milijardų, jeigu mėsos ir pieno industrijos turėtų jas internalizuoti, jeigu turėtų patys jas patirti, mažmeninės mėsos ir pieno kainos labai išaugtų. Taigi $5 kiaušinių dėžutė išaugtų iki $13. $4 Big Mac'as išaugtų iki 11. Šių visuomeniai taikoma ekstremalizuotų išlaidų problema tame, kad nesvarbu ar valgote mėsą ar ne, ar valgote viską ar tik daržoves. Jūs mokate dalį sumos už kažkieno kitos vartotą mėsą. Taigi, kai kas nors eina į McDonald's ir nusiperka Big Mac'ą už 4, yra kiti $7 išlaidų, kurie taikomi visuomeniai. Aš už tai moku, jūs tai mokat, valgot mėsą ar ne? Kai pažiūrime, kam tai naudinga ir kas paveikia šią žemės ūkio sistemą, tai didžiausi maisto gamintojai šalyje ir didžiausi mėsos gamintojai. O kai jie tapo tokie dideli ir turtingi, jie gali diktuoti federalinę politiką supančią maisto gamybą, kadangi jie turi daug politinės galios. Ar būtent todėl Al Gore net visą prezidentavimo laiku niekada nesprendė gyvulininkystės problemos ir nesugebėjo apie tai pakalbėti nepatogioje tiesoje, arba savo organizacijoje The Climate Reality Project, ar tai buvo tiesiog per daug nepatogu netgi jam. Jaučiuosi apviltas žmogus, kuris įkvėpė mane šitam keliui. Žinau, kad reikia pasikalbėti su gyvulininkystės lobistų grupe ir sužinoti, ką jie gali pasakyti. Jeigu jie sugebėjo nutildyti valdžią, ar jie taip pat daro įtaką ir turi ryšių su aplinkosaugos grupėm. Animal Agriculture Alliance, viena iš didžiausių lobistų grupių, sutiko duoti interviu. Greenpeace nesutiko su mumis kalbėti, bet Animal Agriculture Alliance sutiko duoti interviu. Tai kažką sakom. Žmonės girdi žodį GMO ir tai tikriausiai baisus terminas. Gyvulininkystė bandė paaiškinti, ką tai reiškia, bet realybėje mes naudojamės technologiją, kad patobulinti tai, kaip auginame grūdus ir gyvulius. Mes nemaitinsime pasaulio taip, kad tai buvo daroma prieš 100 metų, kai visi gyvūnai maitinosi tik ganyklose. Mes ne tik perkeliame gyvūnus į vidų ir įdėgėme šias didelės vertikaliai integruotas sistemas dėl ekologiško balanso. Jie tikrai sumažina poveikį gamtai. Tuo pat metu gerindami gyvūnų gerovę ir maisto saugumą. Tai jūs sakote, kad gyvūnams patinka būti viduje. Tarkim, viščiukams ir karvėms taip pat patinka būti viduje. Kaip ganyklose šeriame jiems žolę. Daugumoje atveju pasiektas reikšmingas patobulėjimas, kalbant apie tai, kiek priežiūros jie gauna, netgi individualios priežiūros. Ar mėsos pieno industrija kada nors remia ar aukoja nepelno siekiančiams aplinkos apsaugos organizacijom? Nežinau, kaip tai pakomentuoti. Taip, aš nežinau. Nemanau, kad mes žinome, kam jie aukoja. Ar mėsos ir pieno industrija kada nors aukoja, tarkim, Greenpeace? Vėlgi nemanau, kad jaučiuosi patogiai. Sveiki, atsiprašome, kad nesusisikėm su jumis anksčiau. Turiu blogų naujienų. Mes daugiau negalime finansuoti jūsų filmo projektą. Mes turime sutikimą dėl augančios prieštaringos temos. Esame pasirūpinę ir turime pasitraukti. Kodėl ši tema tokia prieštaringa? Pirmas žmogus, su kuriuo pagalvojau pakalbėti, buvo Howardas Lymanas, kuris padavė į teismą gyvulių augintojai vien dėl tiesos kalbėjimo apie gyvulininkystę The Oprah Winfrey Show metu. Gimiau didžiausioje pieno fermoje Montanos valstijoje 38 metais. Visą gyvenimą augau gyvulių fermoje. Baigiau Montanos universitetą, gavau agronomijos atestatą. Grįžau ir pradėjau mega žemės ūkio įmonę, kur turėjau 10 000 akrų javų, 7 000 galvijų
ir apie 30 darbuotojų. Taigi praleidau 45 gyvenimo metus su gyvulininkyste. Taigi ten buvau ir viską dariau. Kai dalyvavau The Oprah Show, turėjome maisto šmeižto įstatymą. Mano manima, toks įstatymas prieštaravo konstitucijai, bet iš esmės jis reiškia, kad buvo prieš įstatymą. Sakyti kažką, ką žinote esant klaidinga apie greitai gendančias prekes. Oprah Show nepasakiau nieko, ką laikyčiau klaidinga. Nuėjau ten ir pasakiau tiesą. Po to prireikė 5 metų ir $100,000, kad išpainioti save nuo galvijų industrijos ieškinių. Bet jeigu šiandieną nueičiau į Oprah Show ir pasakyčiau tą patį, ką sakiau tada, būčiau pripažintas kaltu. Ir man atrodo, kad kai jie kalbėjo apie maisto šmeižto įstatymą, tai buvo dėl fakto, ar aš sakiau tiesą ar ne. Šiandien galite eiti ir pasakyti tiesą. Ir būsite kaltas. Nes jeigu sukelsite trikdžių gyvulių industrijos pajamose, būsite kaltas pagal Patrioto aktą. Manote, gali būti rūpesčių dėl mūsų kuriamo dokumentinio filmo? Žinoma. Jeigu dabar nesuprantate, kad guldote savo galvą ant trinkos, tai geriau paimkite ir išmeskite tą kamerą. Gyvulininkystė yra viena stipriausia industrijų pasaulyje. Man dauguma žmonių šioje šalyje žino apie įtaką, kurią politikai turi pinigai ir industrija, ir mes tikrai visą tai matome, ypač su industrija. Daugumai būtų šokiruoti žinoję, kad gyvūnų teisų ir aplinkosaugos aktyvistai yra pagrindinė vidaus terorizmo grėsmė, pasak FTB. Ir kodėl taip? Sunku atsakyti, kodėl šios grupės yra tarp FTB prioritetų. Mano didžioji dalis yra tame, kad jie labiau negu bet kokie kiti socialiniai judėjimai tiesiog kelia pavojų įmonių pelnui. Žinote, kai mes bandome sužinoti, kaip pramoniniai ūkiai ir gyvulininkystė teršia aplinką, jie bando blokuoti tą informaciją, pasiremdami nacionaliniu arba visuomeniniu saugumu. Prekinių ženklų klausimai – tai verslo paslaptis. Visi šie bandymai laikyti žmonės tamsoje apie jų tikrąją veiklą. Viena didžiausių industrijų planetoje su didžiausiu poveikiu aplinkai laikomus tamsoje, neatskleisdama kaip dirba. Pasinaudo informacijos laisvės aktu mes gavome dokumentus iš kovos su terorizmu padaliniu, kurie rodo, kad jie stebi mano paskaitas, interviu tokius kaip šitas, mano tinklapį, knygą. Ar mes rizikuojam filmuodami, rodydami tai? Jūs einate prie žmonės, kurie turi didelius teisinius išteklius. Turiu galvoje tiesiog milžinišką jų pinigų kiekį. O jūs neturit nieko. Ir manau, kad baimė taip pat yra svarbi taktikos dalis. Vilas buvo teisus, aš buvau išsigandęs. Kai sužinojau apie aktyvistų žudimus Brazilijoje, buvau sutrikęs, bet jaučiausi atsiribojęs. Bet sužinoti apie amerikiečių aktyvistus ir žurnalistus, kuriuos laiko taikikliai industrija ir FTB, mano finansavimo nutraukimas, buvau tikrai sunerimas ir grįžau arčiau namų. Ar tai dėl to niekas nenorėjo kalbėti apie problemą? Nusprendžiau imtis atsargumo priemonių su visą medžiagą, kurią filmavau. Buvo baisu net pagalvoti, kas galėtų nutikti, jei ir toliau gvildenčiau šią temą. Atrodė, kad vienintelis pasirinkimas išlieka išjungti kameras ir išeiti. Bet tada supratau, kad ši problema kur kas didesnė nei bet koks nerimas dėl savęs paties. Tai liečia gyvenimą žemėje, balansą su mūsų veiksmais. Reikia dėl kažko gyventi arba mirti dėl nieko. Ir iš tikrųjų aš neturėjau pasirinkimo dėl pat pradžių. Nusprendžiau pasiduoti net paslapties baimei, bet tiesos ieškojimui. Negalėjau elgtis kaip aplinkosaugos organizacijos ir tyliai sėdėti, kol planeta valgoma gyva prieš pat mūsų akis. Turėjau stotis ir tęsti. Kai kurie žmonės sako, kad problema ne gyvulininkystėje, bet per didelėme gyventojų skaičiuje.
1812 planetoje buvo 1 milijardas žmonių. 12 buvo 1,5 milijardo. O tada vos po 100 metų mūsų populiacija išsprogo iki 7 milijardų. Teisinga skirti daug dėmesio šiam skaičiui, bet dar svarbesni duomenys nustatyti pasaulio populiaciją yra 70 milijardų ūkinių gyvulių, kuriuos augina žmonės. Žmonija kasdien išgeria 5,2 milijardus galonų vandens ir suvalgo 9,5 milijardo kilogramų maisto. Bet vos 1,5 milijardo karvių išgeria 45 galonus vandens kasdien ir suvalgo 61 milijardą kilogramų maisto. Tai ne tokia įvairių žmonių skaičiaus problema. Tai žmonių valgančių gyvūnus problema. Aplinkosaugos organizacijų dėmesio į tai nekreipimas, tai tas pats kaip sveikatingumo organizacijų bandymai sustabdyti plaučių vėžį, nekalbant apie rūkymo problemą. Bet vietoj to rūkymas čia yra valgymas, kuris paveikia visą planetą. Mes šiuo metu išauginame maisto, kurio pakanka išmaitinti tarp 12 ir 15 milijardų žmonių. Mūsų tik 7. Kasdien badauja apie 1 milijardą žmonių. 50% grūdų ir pupų, kuriuos užauginame pasaulyje, mes sumaitinam gyvuliams. Taigi jie suvalgo per didelę dalį grūdų ir pupų. Jungtinėse valstijose šis rodiklis siekia net 70-80 priklausomai nuo grūdų rūšies. Apie 90% sojo pupelių. 82% badaujančių vaikų gyvena šalyse, kur maistas paduodamas gyvūnams gyvulininkystės sistemose, kurie yra nužudomi ir suvalgomi labai pasiturinčių asmenų. Išsivysčiusiose šalyse, tokiose kaip JAV ir Europa. Faktas tas, kad mes galėtume aprūpinti kiekvieną žmogų planetoje pakankamą mitybą, jeigu tik mes paimtume pašarą, kurį šeriame gyvuliams ir padarytume iš šio maisto žmonėms. O bandymai pateisinti GMO, tai tas pats, kaip skęstančiam duoti atsigerti vandens. Galite gaminti vidutiniškai 15 kartų daugiau baltymų iš augalinių šaltinių nei iš mėsos bet kokiame žemės plote, nesvarbu ar tai naudojant tokio paties tipo žemę. Nesvarbu ar tai derlingas plotas viename žemės taške, ar tai išeikvoto žemės plotas. Jeigu sumažinsime suvalgomos mėsos kiekio, taip pat pieno ir kiaušinių, mes galėtume leisti visiems tiems užsodintiems laukams su genetiškai modifikuotais kukurūzais ir sojos pupelėmis vėl tapti miškais, tapti buveinę gyvūnams. Žinote, kai kažkas sako jums, kad mes negalime auginti maisto žmonėms žemėje, kurioje auginame pašarą gyvūnams, tai kažkas, kas primena geriausią derlių Kalifornijoje. Faktas tas, kad jeigu galite auginti pašarą gyvulių maitinimui, tai galite auginti kukurūzus ir jais maitinti žmonės. Jūs skatinate žmonės valgyti mažiau mėsos dėl tam reikiamų resursų. Ir žalos aplinkai. Ir gyvūnams. Ir darbininkams sistemai. Tai brutali sistema kiekvienam lygiai. Žmonių skaičius ir toliau auga iki beveik 9 milijardų. Ar jums atrodo, kad vieną dieną teks visiškai atsisakyti, tarkime, mėsos? Nežinau, ar mes nustosime ją visiškai valgyti. Manau, kad mėsos vartojimo rodikliai mažės. Nėra priemonių tiekti 260 gramų žmogui per dieną, o tiek dabar suvartoja amerikiečiai. Jei vien tik kinai nuspręs, kad nori tiek valgyti, o jie ir nusprendė, kad nori tiek valgyti, mes tiesiog negalime ir neturime užtektinai pasaulio, kad tiekti tiek grūdų, jeigu išgauti tiek mėsos. Manau, kad augalinės kilmės maisto pagrindų sudaryta dieta yra ekologiškiausia. Ką pasiūlytumėt valgyti 9 milijardams žmonių, kad planeta ne tik išliktų, bet ir klestėtų? Gal galit pasakyti skaičių? Pavyzdžiui, 30 gramų. Mėsai ir skaitant pieno produktus. Nemanau, kad pakankamai žinau. Bet taip, turėtų būti 60 gramų per savaitę. Žinote, nebus taip, kaip valgom dabar. Mes rėmėse valgome didelius kiekius. Ar tai traukia ir sūrį? Taip. Iš viso 60 gramų. Taip, sūris ir pienas. O 60 gramų per savaitę atrodo lyg niekis. Žmonės tikriausiai galėtų tiek užauginti savo kieme. Galbūt auginimas kieme būtų ekologiškas sprendimas. Turiu 42 antis. Pradėjau nuo 3 ančių prieš 3 metus. O tada jos pavirto populiacija. Perku 34 kg maišą sėklų. Ir dabar jo man pakanka apytiksliai 2 savaitėm. Antims, kuriams greit bus paskirtos, yra apie 2 metai. Kai su jom gyveni, jos pripranta prie tavęs. Žinote, jos neišsigąsta ir panašiai. Ir jos skleidžia visus savo vokalinius garsus kaip natūraliai. Lėčiau.
Ramiau, ramiau. Gerai. Ne, tave pasiliksim. Ronai, šios dvi bus pirmos. Jos protingos? Lyginant su viščiukais, jie tokie patys. Šitą gražiai matot? Taip, tikrai. Tvarkoj. Gerai. Štai čia. Tai buvo šiek tiek baisu. Kaip jie dar gali būti gyvi? Kaip jie dar gali būti gyvi? Jie nėra. Tai nervai. Nervinė reakcija. Atrodo, man buvo apie 5 metai, kai pirmą kartą tėtis atsivedė mus ir liepė žiūrėti, kaip tvarkėsi su triušiais. Ir mes atrodo, kasmet užaugindavom porą tuzinų triušių. Ir po to imdavom juos ir lupdavom odą ir valėme, kad pasilikti maistui. Kaip mažam vaikui buvo gana. Nenoriu sakyti, kad buvo sunku, bet buvo šiek tiek, kiek pamenu. Nes kai kuriems iš triušių aš suteikiau vardus. Taigi buvo gana... Bet po poros kartų tiesiog išmoksti, kad tai kažkas, ką reikia padaryti. Ne pirštus. Tiesiog negaliu. Nemanau, kad norėčiau kažkas tai padaryti už mane, jeigu pats negaliu. Jeigu aš negaliu, nenoriu, kad kažkas darytų už mane. Ir dar ekologiškumas. Ekologiškumai 34 kg yra 900 gramų vienai, tai 450 gramų per savaitę vienai ančiai. 52 savaitės, 50, taigi 50 kg maisto. Taigi, ekologiškumo klausimo, tai 100 prie 1. Ir tie grūdai, žinote, kas žino, iš kur atsiranda jie. Bet kai pasiekė šį momentą, tai netgi ne dėl ekologiškumo, tai tiesiog buvo, žinot, viduje jaučiuosi nelabai gerai. Tai buvo pirmas kartas, kai tai pamačiau. Taigi, taip. Buvau taip susitelkęs ties naikinimo, kurį sukelia gyvulininkystė, kad supratau, jog niekada negalvojau apie akivaizdžią realybę, kad kiekvienas iš šių gyvūnų buvo nužudytas. Tai visada buvo abstraktus tolimas mėsos valgymo faktas. Bet kai tai buvo asmeniška, akis į akį, istorija pasikeitė. Suplanavau keletą savaičių iš anksto nufilmuoti dar vieną skerdimą galinėme kieme. Šįkart vištos, kuri nebeduoda kiaušinių. Nežinau, kaip ir pavyks ištverti eilinį skerdimą, taigi nenuėjau. Animal Place tai ūkininkų gyvūnų prieglobstis Šiaurės Kalifornijoje, kuris orientuosi į gyvūnų gelbėjimą iš gyvulininkystės industrijos. Dauguma žmonių nesupranta, kad miestai skirti viščiukai, kaip tas, kuris už mūsų dažniausiai yra paskerdžiami 42 dienų amžiaus. Tuo tarpu viščiukai, kurie laikomi kiaušinių gavybai, skerdžiami, kai produktyvumas nukrenta, kai jie pradeda duoti mažiau kiaušinių. O tai dažniausiai nutinka apie 18 ar 20 per mėnesį. Nesvarbu, ar perkate narvuose laikyti vištų kiaušinius, ar nelaikytų narvuose, ar iš ganyklių ir taip toliau. Labas, Carol. Tai nesvarbu.
Pasirodo, yra sėkmingas ekologiškas gyvūnų alternatyvos judėjimas maisto gamyboje čia pat Kalifornijoje, kurį kurie tokie žinomi vardai kaip Bill Gates ir Bistone. Kai vištos deteklės valgo visas tas sojas puples ir grūdus, gaunamas energijos konversijos reitingas yra 38:1, kai tuo tarpu alternatyviai galėtumėte rasti augalų ir galima juos auginti ir paversti maistu. Mūsų naudojamo augalų energijos konversijos reitingas kiaušiniams pakeisti yra apie 2:1, lyginant su 38:1. Taigi, aišku, mūsų tikslas yra turėti didžiausią poveikį sukuriant modelį, kuris padarytų pasaulinę kiaušinių industriją atgyvenusią. Mes gaminame omega produktus, įrodydami, kad gaminame geresnį maistą, kuris puikiai jums tinka. Ir jam reikia tik 1/20 nuo pienininkystės sunaudojimo resursų. Jeigu galėtume gauti skaidulą, sotų, kąsnį, baltymų ir visas maistas, medžiagos ir mėsos nenaudojant gyvūninių baltymų. Ir tai darydami galėtume spręsti klimato kaitos problemą, žmonijos epidemijas, kurios dabar matote, gerinti gyvūnų gerovę ir saugoti gamtos išteklius, ar jūs pasikeistumėt. O kas, jeigu žmonės tiesiog valgytų mažiau mėsos? Pavyzdžiui, pirmadienį be mėsos. Jeigu pirmadienį pas jūs be mėsos, tada iš esmės jūs prasideda prie klimato kaitos, užteršimo, planetos išteklių ir jų sveikatos išeikvojimo tik 6 dienas vietoj 7. Jūs kuriate netikrą pasiteisinimą, aiškiai netikrą. Savo veiksmas, kuris darote per kitas 6 dienas. Kitaip sakant, mes tikrai neturėtume ilsėtis ant laurų dėl savo gerų veiksmų, kuriuos atliekame tik 7 dieną. Negalite būti aplinkosaugininku ir valgyti gyvūninius produktus. Taškas. Apgaudinėkite save, jeigu norite maitinti savo priklausomybę, tebūnie, bet nevadinkite savęs aplinkosaugininku. Žinau, kad turiu nustoti valgyti visus gyvūninės kilmės produktus. Norėjau padėti planetai būti ekologiška, bet man reikėjo susilaikyti. Turėjau abejonių dėl sveikatos, kai nevalgoma mėsa, pieno produktai ir kiaušiniai. Aš pažinau tik standartinę amerikietišką mitybą, su kuria užaugau. Ar įmanoma būti sveiku vegetaru ar veganu? Ar įmanoma būti sveiku vegetaru ar veganu? Aš tapau veganu prieš 32 metus. Ir kasdieną prabėgau keletą mylių. Važinėjau dviračiu po 40 mylių kaimo vietovėm. Dirbu daug valandų. Jaučiuosi puikiai malonu atsibusti lengvame dailiame kūne. Ir daugelis mano draugų veganų ir pacientų tiesiog klesti nuo to laiko, kai perėjo prie veganų dietos. Taigi taip, ir aš mačiau, kaip mano mamos veganės pereina sveiką veganų nėštumą ir pagimdo sveikus veganus vaikus. Ir užaugina juos iki aukštų, pilnaverčių, protingų suaugusiųjų. Ir taip, visos maistingos medžiagos tikrai yra augalų karalystėje. Teisingai. Manote, žmonės turėtų vartoti pieną? Tikrai ne. Kai apie tai pagalvoju, karvės pieno paskirtis didžiąją savo auginimo dalį praleidau pieno ūkyje Viskonsine. Karvės pieno paskirtis yra paversti 29 kg veršiuką 180 kg sveriančią karvę kuo greičiau. Karvės pienas yra veršiuko augimo skystis. Būtent tai. Viskas tame baltame skystyje – hormonai, lipidai, baltymai, natris, augimo faktoriai. Kiekvienas komponentas yra skirtas paversti veršiuką didelę karvę arba jų ten nebūtų. Ir nesvarbu, ar jūs įpilate jo į savo dribsnius, įdedate į jogurtą, fermentuojate į sūrį ar užšaldote į ledus, tai vis tiek veršiuko augimo skystis. O moteris tai valgo ir tai stimuliuoja jaudinį, sukelia moterų krūtų gumbus, tai padidina gimdą ir atsiranda fibromos ir jos kraujuoja, po to turi atlikti histerektomiją ir jiems reikia mamogramo, vyrams išaugo vyriškos krūtys. Tai karvių pienas yra laktacijos sekrecija iš didelio žinduolio, kuris ką tik susilaukė vaiko. Jis skirtas veršiukams. Sakau tėvams, pasižiūrėkite veidrodį, ar turite didelės ausis, uodegą, ar jūs veršiukai. Jeigu ne, nevartokite veršiuko augimo skysčio. Bet kokiu atveju jame nėra nieko, ko reikia žmonėms. Buvo palengvėjimas išgirsti, kad neturiu valgyti gyvūninių produktų, kad būčiau sveikas ar netgi klestėčiau, bet vis tiek maniau, kad reikia gyvūnų mėšlo ekologiniai žemdirbystėje. Paaiškėjo, kad yra visas judėjimas, kur žmonės augina maistą, nenaudodami jokių gyvūninių resursų. Aplankiau Earthworks Urban Farm Detroite. Jie dirba ir augina maistą mažai pasiturintiems. Mes linkę žiūrėti į save kaip į individus burbulę ir pamirštume, kad šioje žemėje gyvename kartu su kitais padarais.
Taigi manau, kad mes turime išmokti daugiau dalintis. Tai JAH dirba savo sode. Nenustebtumėte sužinoję, ką galite padaryti, neturėdami daug vietos. Apie 4 ant 8, taip. Koks jūsų tikslas šiais metais, kiek jūsų manimo galite išgauti? Bandėsiu pasiekti bent 45, bent tiek. 45 kilogramus. Tai nuostabu. Metai po to, kai buvo sukonstruota, mes padvigumėm derlių iki 6350 kg maisto. Virš 6000? Kiek akrų? Apie 2,5. Kiek mes gauname iš auginamo maisto. Ar pas mus padeda užauginti žemę, mes taip pat turime grąžinti tas maistingas medžiagas atgal į dirbą. Apie savo darbą galvojame kaip apie regeneraciją, kad mes atiduodam žemėj tiek padovanojančios gyvybės substancijos, kiek paimam. Tai saugiau ir sveikiau vartoti vegetariškus. Taip, mes tą sužinojom, bet taip dėl to, kad reikia mažiau laiko ir tai lengviau valdyti. Daug lengviau, taip. Ir dirba lieka tokia paturtinga, taip aišku. Vegetarija ne tik labiau gailestinga, bet ir efektyvesnė. O visuomenėje su tiek milijardų žmonių turime būti kuo efektyvesni. Kai kurie gali prisiminti praeitį ir sakyti, kad jeigu pasitelktume primityvų požiūrį, kai visur buvo laukiniai gyvūnai ir grįžtume prie medžiotojų rinkėjų sistemos, tai būtų nuostabu. Bet tada buvo 10 milijonų žmonių visam kontinente. Galbūt šiek tiek daugiau, galbūt mažiau, nes tiksliai niekas nežino. Kaip šiandieną tai vykdyti? Yra 320 milijonų JAV, 25 milijonai Kanadoje, dar 100 ir daugiau milijonų Meksikoje. Taigi Šiaurės Amerikoje yra apie 450 milijonų žmonių. Rasti būdą subalansuoti gyvūnų agrikultūrą ir 450 alkanų žmonių milijonų yra neįmanoma. Tai neįtikėtina. Pirmą kartą išgirdęs aš nepatikėjau, bet kasdien gimsta 216 tūkstančių žmonių. Kasdien. Tai nepaprasta. Bet kas tikrai nepaprasta, kad vienai dienai reikia 34 tūkstančių naujų akrų dirbamo žemės. To neįvyksta. Norint išmatuoti žmogų metus naudojant veganų dietą, reikia vos 1/6 akro žemės. Norint išmaitinti tą patį žmogų naudojant vegetarišką dieną, į kurią įtraukti kiaušiniai ir pienas, reikia 3 kart daugiau. Norint išmaitinti vidutinį JAV pilietį naudojant aukšto suvartojimo dietą su mėsa, pieno produktais ir kiaušiniais, reikia 18 kartų daugiau žemės. Taip yra todėl, kad galima išauginti 17 tūkstančių kilogramų daržovių, pusantro akro, bet vos 170 kilogramų mėsos tokiam pačiam plote. Palyginimas nesibaigia žemės naudojimo. Veganų dieta išskiria pusę CO2 kiekio, kurį išskiria Amerikos visaėdžiai. Naudoja 1/11 iškastinio kuro, 1/13 vandens ir 18 žemės. Viskas sudės, aš suprantu, kad kiekvieną dieną turėjau galimybę išsaugoti apie 1100 galonų vandens, 20 kg grūdų, 30 kvadratinių pėdų miškų, 20 svaro CO2 ekvivalentą ir vieno gyvūno gyvybę kasdien. Jeigu mes visi taptume veganais ir nevartotume gyvūninio maisto, pasirinkdami augalinę dietą, kas nutiktų? Jeigu nenužudytume ir nesuvalgytume visų karvių, tada mums nereikėtų jų visų veisti, nes mes veisime karves, vištas, kiaulės ir žuvis. Mes juos veisime nepaliaujamai. Jeigu jų neveistume, nereikėtų jų maitinti. Tada nereikėtų skirti visos šios žemės, grūdų, pupų ir taip toliau auginimui vien jų išmaitinti. O tada galėtų grįžti miškai, grįžtų laukiniai gyvūnai, grįžtų vandenynai, upės vėl būtų švarios. Grįžtų oras, grįžtų mūsų sveikata. Atsinaujinančios energijos infrastruktūra tokia kaip saulės ir vėjo generatoriai skirta klimato kaitos mažinimui. Tai gana gera idėja, bet prognozuojama, kad tai užims bent 20 metų. Ir bent mažiausiai 18 trilijonų pagabinimui. Žinote, svarbu nesuprasti, kad mes neturime tiek laiko. Mes ką tik kalbėjome, kad gali būti, jog turime tik 4 metus, taigi mes neturime 20 metų ir neturime 18 trilijonų gamybai. Taigi kitas klimato kaitos sprendimas galėtume baigti valgyti gyvūnus. Ir tai galima padaryti šiandien, nereikia laukti 20 metų. Ir tam nereikia 18 trilijonų, kadangi tai nieko nekainuoja. Kai kurie sako, ištaisykite CO2, tada nerimaukite dėl metano. Viskas atvirkščiai, padarykite ką nors metano ir pamatysite skirtumą iš karto. Galingiausias dalykas, kurį kažkas gali padaryti dėl aplinkos, joks kitas gyvenimo būdo pasirinkimas taip neveikia. Ir netaro tokios teigiamos įtakos planetai ir gyvybei Žemėje,
kaip pasirinkimas nevalgyti gyvūnų ir gyventi veganišką gyvenimą. Ar suprantate, kad 75% amerikiečių laiko save gamtosaugininkais? Nemanote, kad galėtumėte akimirksniu išspręsti šią problemą? Viskam, ko mums reikėtų, tai gamtosaugininkų gyvenimo pagal tai, ką jie išpažįsta, ir mes eitume teisingu kursu link naujo pasaulio. Mes nepasieksime tikslo, kol nesustabdysim gyvulininkystės. Ir sakydamas nepasieksime tikslo, turiu galvoje, kad to nebus, kol neišsaugosime ekosistemų iki reikiamo lygio. Kol neturėsime pakankamai maisto žmonėms aplink pasaulį, kol nesustabdysime globalinio atšilimo, kol nesustabdysime taršos negyvosiose zonose, kurios atsiranda visose grūdų ir sojo pupelių laukose, kurie auginame gyvulių šėrimui, ir kol nesustabdysim vilkų ir kitų plėšrūnų medžioklės. Organinė žemdirbystė tai žingsnis teisinga linkme, bet turime eiti toliau. Turime eiti iš organinio. Turime pasiekti ekologišką stabilumą. Kai pašalinsite gyvūną, pašalinsite ir šiltnamio efektą, taip pat maisto saugumo klausimą. Ir kai kuriuos kitus išorės veiksnius susijusius su maisto trūkumu. Vienas nuostabus dalykas, manau, yra tai, kad grąžinate vertybės. Jūs grąžinate tokias vertybės kaip užuojauta, dorumas ir gerumas. Vertybės, kurios žmonėms yra įgimtos. Jūs tai suteikėt. Jūs grąžinate jas į mūsų maisto istoriją. Ir manau, kad tai pradeda progresuoti, tai padeda žmonėms susimastyti prieš valgant kiaušinį, prieš valgant kepsnį, prieš valgant vištienos gabaliukus ir paklausti savęs, ar jie tikrai to nori. O galbūt jie iš tikrųjų nori kažko daugiau. Priėjau išvadą, kad vienintelis būdas ekologiškai ir etiškai gyventi šioje planetoje su 7 milijardais kitų žmonių yra gyventi pagal veganų augalinę dietą. Nusprendžiau valgyti už kitus vietoj to, kad valgyti juos. Iš pradžių, kaip ir aplinkosaugos grupės, aš bijau to, ką ketinau pakeisti, bet dabar aš tai priimu. Kalbos apie ekologinį stabilumą skambėjo lyg mūsų planeta išlaikoma iš su gyvybės palaikymo priemonių. Nenoriu, kad jie tiesiog išgyventų arba būtų stabili, aš noriu jos klestėjimo. Gyvenimas nesisuka aplink stabilumą, jis sukasi aplink klestėjimą. Jis suteikė mums tiek daug, kad atėjo metas grąžinti skolą. 108% visko, ką mes turim. Jausmas buvo geras, tai buvo išlyginimas. Mes turime šį judėjimą, kuris siekia ne tik tiekti pigesnį maistą, kuris būtų prieinamas kiekvienam, bet ir skatina dvasinį žingsnį. Žingsnį link supratimo, kas mes esame iš tikrųjų ir kaip galima susijungti vieni su kitais. Darykite tai, ką galite padaryti taip gerai, kaip tik galit, kiekvieną gyvenimo dieną. Ir pabaigoje jūs mirsite būdamas vienas laimingiausių kada nors mirusių žmonių. Mes tapome tempo didinimo dalimi kitiems žmonėms. Tai vyksta, tai iš tikrųjų vyksta, tai nauja. Nesavanaudiškumas yra puikus dalykas. Jis teikia privalumus jums, planetai ir kitiems žmonėms. Taigi tai gražus būdas gyventi. Ekologiškai tiesiog jaučiatės geriau. Tai masinis transformavimas to, kaip valgo mūsų visuomenė, nes tai būtinybė. Tai veikimas remiantis tuo, ką žinom. Ir veikimas maloniai ir švelniai su visa planeta ir kitais žmonėmis, kad pasiekti geresnio gyvenimo tikslą. Mes galime tai padaryti, bet turime nuspręsti tą daryti. Jūs galite pakeisti pasaulį. Jūs privalote pakeisti pasaulį. Filmai garsino Dovydas. Trel komanda.